Jėzus paklausė apaštalus, kuo mane žmonės? Į šitą klausimą žmonės atsako įvairiai. Iš Evangelijos teksto matome, kad anais laikais irgi buvo įvairių nuomonių apie Kristų. Tai paliudijo apaštalai. Vieni laikė Jono Krikštytoju, kad prisikėlęs iš mirties, kiti, kad pranašas Elijas sugrįžo, ar dar koks yra iš senųjų pranašų prisikėlęs. Tik apaštalas Petras teisingai atsakė, kuo laiko Jėzų? Dievo mesiju. O kaip mūsų dienų žmonės atsakytų į šį klausimą? Į šį klausimą atsako nežinojimu, neapykanta ir meilė. Neseni laikai, kai Kristui neapykanta reiškėsi prievarta, teroru, persekiojimais, patyčiomis. Norėjo Kristų nužudyti žmonių širdyse, išnaikinti jo atminimą. Tai padarė daug žalos Kristaus bažnyčiai. Labai daug žmonių atitraukė nuo Kristaus, nuo bažnyčios. Numarino jų dvasingumą ir daugelį labai apšaldė. Ir nors šiandien yra laisvė, sunku prikelti numarintą dvasingumą. Nebeturi dvasinių jėgų, nebeturi nei norų. Tai buvo 1997 metais. Kovo mėnesį. Aš tada dirbau Švento Antano parapijos klebonu. Taigi pradžioje kovo viena mokytoja atėjo tartis dėl laidojimo. Mat jos vyras Prienų ežere bežvejodamas įsmuko po ledu ir prigėrė. Pirmas klausimas buvo toks: ar priėmė santuokos sakramentą? Mokytoja paaiškino: kunige, argi nežinai, kokiais laikais gyvename? Taip, sakau, puikiai suprantu, bet dabar jau 7 nepriklausomybės metai. Kas dabar draudžia eiti į bažnyčią, imti sakramentus? Ji labai teisingai atsakė: kunige, apsipratom ir atrodo, kad viskas gerai. Tik tragedija parodė, kad ne viskas gerai. Kad mes užmygom, tik mirtis pažadino. Ir pasirodo, kad esam klaidoje. Dabar neapykanta Kristui pasireiškia naujom formom, kaip satanizmas, senoji valdų religija, burtai, raganavimas. Jie laikina kapuose kryžius, ant kaklo Kristaus kryžių nešioja žemyn galvą, kad taip būtų labiau paniekintas. Deja, šėtono pasekėjų atranda. Kada Jonas pradėjo krikštyti prie Jordano upės, daugelis pradėjo galvoti, ar tik čia ne Mesijas. Jeruzalės žydai pasiuntė kunigų ir levitų delegaciją paklausti, ar jis tik ne Mesijas. Jonas atsakė, kad jis ne Mesijas, bet Mesijas jau yra jūsų tarpe, tik jūs jo nepažįstate.
Tai saugus priekaištas, kurio būtų vertas ne vienas krikščionis. Paklauskite tą, kuris kartą per metus yra per Velykas ateina į bažnyčią. Ko jis laiko Kristų? Jis nustebęs paklausė, ar tai svarbu? Tokiems atrodo nereikšmingas dalykas. Tikėjimo atžvilgiu gyvena visiškai abejingai. Pakrikštyti vaiką reikia, bet kodėl skubėti pakrikštyti? Sako, kai užaugs, gražiu ant nuotraukos atrodys, prisimins. Toks tėvo atsakymas rodo, kad apie religiją neturi jokio supratimo. Bažnyčiai pareigoja kūdikį pakrikštyti per dumėjimą. Krikštomis tampame Dievo vaikais, amžinojo gyvenimo paveldėtojais, šventosios dvasios šventovė. Kas nebus pakrikštytas, nebus krikščionybės. Nekrikštytame kūdikyje viešpatauja piktoji dvasia. Tėvai turi stengtis kuo greičiau pakrikštyti kūdikį, kad jame apsigyventų šventoji dvasia, o ne piktoji dvasia. Šventas Paulius rašo, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir Dievo dvasia gyvena jumyse. Krikštas mus padaro Dievo vaikais, amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Labai gaila, kad daugeliui tos vertybės visai nežinomos. Jie nežino tik, kas kūniška. Dvasinis pasaulis visiškai svetimas. Jie Kristaus nepažįsta. Tokiems laidotuvėms svarbiausia daug gėlių, daug krepšelių, daug vainikų. O per mišias vos vienas kitas žmogus ir neateina nei išpažinties, nei komunijos. Tai ar jie pažįsta Kristų? Dievo sūnus Jėzus Kristus atėjo į žemę, 3 metus mokė, kas yra Dievas, kaip jis mus myli, ko iš mūsų reikalauja ir kaip reikia mylėti. Bet žmogus labiau myli tai, kas žemiška, o ne tai, kas dieviška. Jie puikiai visi mano apie laikinus dalykus ir sunkiai suvokia amžinąsias vertybes, kurios nepavirsta dulkėmis, kur vagys nepabaigia, antys nesėda, rūdys nesugaudo, o tie dalykai nelabai aiškūs. Net būna neišpažintyje, kad žmogus sako, kam čia tai išpažintis, taigi aš galiu pats su Dievu susitvarkyti. Taigi, kad ne, Kristus įsteigė atgailos sakramentą, kam atleisite nuodėmes, tiems atleisite, kam sulaikysit, sulaikysit, ką surišite žemėje, surišite danguje, ir ką atrišite žemėje, atrišite danguje. Mes Kristaus mokslo negalim paneigti, nepadaryti savo išvadų, bet taip kaip Kristus buvo. Labai žmonės domisi sportu, politika, tik nesidomi nemirtinga siela. Tokie sekmadieniais bažnyčioje nesilanko. Jie nepažįsta Kristaus. Laimingiausi yra tie, kurie paklausti, kuo jūs laikote Kristų, atsakosi šventuoju Petru, Dievo sūnumi. Į Kristaus meilę atsiliepia meilė. Pirmųjų amžių kankiniai,
savo meilę Kristui. Šventoji Kotryna Aleksandrietė gražiai ir išmintingai kalbėjo apie Jėzų, bet jos būteliai norėjo ją įtikinti, kad tai yra kvailystė, nesąmonė. Jaunai ir turtingai mergaitei garbinti Jėzų Nazarietį klaida. Drąsioji mergelė atsakė: Jėzus Kristus yra Dievas, ir kas jį tiki, bus gyvas per amžius, nors ir numirs. O šventoji Agnietė jai pasipiršusiam garbingos giminės jaunuoliui atsakė, kad ji mylinti Viešpatį visomis jėgomis ir kad jo širdyje yra vietos jokiai žemiškai meilei. Ir mūsų laikais, ačiū Dievui, yra tokių kilnių sielų, kurios visada pasisako už Jėzų Kristų. Nepaliks sekmadienio be šventų mišių aukos. Nepasirinks pramalų, bet mišias. Dažnai stiprinsi sakramentus ir be žodžių, kokie pasako pasauliui, kuo aš laikau Kristų. Kristus yra Dievas, Mesijas. Esate su mumis kartu. Labą vakarą. Sveikinu visus jaunus ir Janinas. Ar yra tokių? Pakelkit ranką. Nedaug. Jonas Krikštytojas buvo misionierius. Jis pravedė misijas prie Jordano ir nežinau, kai jis parodė jį ateinantį Jėzų ir sakė, kad tai Dievo avinėlis, manau, kad ne vienas iš klausytojų pagalvojo, ką jis čia kalba apie kažkokį tai Dievo avinėlį. Vieną kartą gyvenime man irgi teko dalyvauti tokiuose neeilinėse misijose. Buvo 87 metai ir aš be koloradkės, be kunigiškų drabužių kartu su kaliniais važiavau kažkur į Mordoviją. Voronežo kalėjime vienoje kameroje, mūsų ten buvo gal kokie 80, gal 100. Ir kai kalinius į vieną kamerą suveda, tai pirmą žingsnį jie daro, tai išsiaiškina, kas gavęs kokį straipsnį. Kai aš pasakiau savo, kad 68, tai jie visi susižvalgė tarp savęs ir jie tokio negirdėjom, kas čia per straipsnis. Kadangi dauguma jų buvo už narkotikus, vagystės, plėšimai, tai tie straipsniai jiems buvo gerai žinomi, o mano 68, ir kai pasakiau, kad tai valstybinis nusikaltėlis, tai jie taip su pagarba į mane pažiūrėjo. Ir labai buvo įdomu, tą vakarą jie mane klausinėjo įvairiausių dalykų, apie kaip aš tuo kunigu tapau, ar iš tikrųjų aš tikiu į Dievą. Ir tokios auditorijos, kuri būtų taip atidžiai klausius mano žodžių, nežinau, gal Kauno katedroje taip ir klauso, bet ne visada, kai kalbėtojai kalba, sulaukia tokio dėmesio. Ir be abejo, klausė, turbūt ir užmiršo, bet kartais tas žodis ima ir kai ką pasiekia. Prisimenu, nuvažiavau tais metais į Mordoviją ir ten turėjau 2 draugus, irgi
politinius kalinius, jie norėjo perbėgti per sieną ir nepasisekė ir gavo po 10 metų. Vieną dieną vienas iš tų mano draugų sako, žinai, kad tu mane pakrikštyk. Sakau, negaliu, galėčiau pakrikštyti tik tada, jei tu ką nors žinotum apie Dievą, o ką tu žinai? Sako, aš nieko apie jį nežinau, bet mano tėvai buvo partiečiai, bet sako, čia aš, kai atvažiavau į Mordovijos lagerį ir kai patekau į karcerį, mane tiesiog apvaldė mintis, tikrai yra Dievas. Sako, aš norėčiau apie tą Dievą daugiau sužinoti. Ir mes ilgus vakarus po darbo vaikščiojom lagerio teritorijoje ir ką aš išmaniau, aš jam viską pasakojau. Ir tada po ilgų pokalbių aš jį pakrikštijau. Tai kartais viešpats pasiekia žmogų tokiuose visai neįtikėtinose situacijose, kaip ta mano kaukazietį Ketenčiejevą, kuris lagerio karceryje alkanas, sušalęs ir pirmą žinią kažkaip netikėtai gavo, kad tikriausiai yra Dievas. Tai aš norėčiau padrąsinti tuos, kurie šitomis dienomis kalbės neįprastose vietose, ar kavinėse, ar čia, ar kur kitur. Iš tikrųjų, mums reikia tik užmesti meškerę, o Dievas kartais pasigauna žmogų, kai jis pats to nesitikė. Ir mums tik kartais atrodo, kad daugelis žmonių nemasto, bet man labai vakar patiko čia šitos scenos, kai buvo suvaidinta gyvenimo prasmės ieškojimas. Taigi, ir žmonės, kurių gyvenime maždaug tokios vertybės pavalgyti, pamiegoti, televiziją pažiūrėti, pasitūsyti, labai greitai pradeda suvokti, kad visa tai tuščia ir kad gyvenimas turi turėti kažkokią didesnę prasmę. Tai linkiu visiems, kurie čia klausotės, kurie esat gyvenimo prasme suradę tikslą ir kurie galbūt nelabai apie tai mąstėte, labai linkiu, kad šitie vakarai būtų šviesa jūsų gyvenime, jūsų širdyse. Ačiū.